Pirmą kartą čia atvykusiam žmogui į Vidmantus pasakyčiau, kad esate pačioj geriausiai gyvenvietėje, kuri nuolat auga, didėja, plečiasi, čia vyksta daug gerų dalykų. Vidmantai pirmiausia yra miestelis tarp Kretingos ir Palangos, miestelis, kuris neturi gilių šakninių tradicijų ir miestelis, kuriame labai šauni pati bendruomenė. Tai mūsų šūkis, tai Vidmantai gerų žmonių namai, tai yra tikra. Šita vieta tokia, miela širdžiai, gyveni kaime, bet Palanga, jūra yra čia pat, darbai yra čia pat, tai tiesiog, geografiškai tai yra nereali vieta ir tai, ką mes čia bandom po truputėlį kurti, aš manau, tai irgi yra didelė pridėtinė vertė, pasirinkti, pavyzdžiui, netgi gyventi Vidmantuose. Tai tikriausiai visos bendruomenės susiduria, matyti, su to pačia problema, idėjų mes kartais turime daugiau negu darbo rankų ir negu pinigų. Tai tų idėjų, minčių ir norų visada yra, bet jas kažkas turi įgyvendinti. Ir pagrindinis dalykas ir galimybė bendruomenėm tai yra be abejo pačių bendruomenės narių parama. Tai yra ne tik kad darbo rankomis, mintimis, bet ir, tarkim, tas pats nario mokestis mokamas. Verslininkai vietiniai taipogi, kai kurie noriai prisideda prie bendruomenės. Ir pagrindinis finansavimo šaltinis tai yra projektų rašymas. Žmogų surasti nėra taip lengva, kuris turėtų gebėjimų, galėtų skirti savo laiką rašyti, bet kada pamatai rezultatą, sakykime, įgyvendinus vieną ar kitą projektą, kada jisai virsta kūnu, kuriuo gali naudotis visi gyventojai ir ne tik vidmantiškiai, kaip čia tas apetitas kyla bevalgant ir atrodo, pavyko laimėti gyventojų iniciatyvose, turim skate parką, dabar reikėtų ten maudykloje apšvietimo, dabar mes neturim renginiams scenos, ar ne, ten nuomojamės kiekvienais metais, tai parašom projektą, bus pigiau. Tai tokie dalykai ir skatina eiti į priekį. Čia žmonės gyvenantis tikrai labai ypatingi. Vienas tas toks ypatingumas yra, kad jie yra suvažiavę. Čia mes neturim labai senų, gilių tradicijų, čia daugiau žmonės suvažiavę iš visos Lietuvos. Ir tas momentas, kad jie suvažiavę iš skirtingų regionų, atsivežė savo papročius, savo įpročius, ir kartu vėlgi įmanoma netgi su skirtingom mintim, skirtingais papročiais kurti vienovę. Tai vėjo elektrinės Vidmantuose stovi jau daugelį metų ir mes čia turime 3 parkus aplink Vidmantus. Kas yra džiugu, kad Ignitis buvo tie, kurie patys atėjo ir pasisiūlė mus paremti. Tai tas labai nustebino iš tikrųjų nuoširdžiai ir sako, žiūrėkit, mesgi esam jūsų kaimynai ir norim jūs paremti. Tai čia dažniausiai mes einam bendruomenę su ištiesta ranka prašyti paramos, o jie pasisiūlė patys, ir šita bendrystė dabar jau mūsų praktiškai 4 metus ir rutuliuojasi, tai mes tuo labai džiaugiamės. Iš tikrųjų, kada mes sužinojom, kad mus gali jėgainių parkai remti, tai mes net nedvejodami įsijungėme šitą projektą. Tai jeigu būtent bendradarbiaujant su Igničiu, tai mes pirmiausia įsigyvendinom ir tęsiam projektą Vidmantų maudykloje, ten padarėm saulės energiją maitinamus šviestuvus, kad galėtumėm pratęsti tuos rudens ar pavasario vakarus, kada žmonės galėtų ilgiau laiko būti gamtoje ir būtų šviesu. Taip pat iš Ignitis Renewables paramos pasistatėm šitą sceną, kuri už mano nugaros ir čia stovim. Susitvarkėm visą šitą 40 arų teritoriją, kuri buvo apleista apaugus krūmynais. Šių metų projektas, kurį visai nesenai įgyvendinom, tai turime bendruomenės konteinerį, sandėlį, namelį, įsigijome lauko baldų palapinę. Yra buvę keletas tokių atvejų, kai žmonės, sakykime, grįžę iš emigracijos, praleidę užsienyje daug metų, sugrįžta į Vidmantus ir sako, kaip nuostabu, kad atsirado maudykla ir dabar mums nereikia grūstis į Palangą prie jūros, o karštą dieną galima nuvažiuoti prie Vidmantų karjerą. Arba ta pati erdvė čia, kur dabar stojame prie Vidmantų scenos. Visiems įspūdį palieka Vidmantų statoma bažnyčia. Jis dar neturi to tikrojo veido, koks bus galutinis jos vaizdas, bet tai jau daro įspūdį ir tikrai tų pokyčių po truputėlį, bet jų vis atsiranda. Ir tuo aš labai džiaugiuosi, nes, Vidmantai tokia gyvenvietė, kuri galbūt neturėjo savo to identiteto, kada tiesiog paprastą klausimą sakydavau, kur yra Vidmantų centras. Tai, prie parduotuvės, ten, kur visi atvažiuoja. Tai ir noris turėti tokių erdvių, kur žmonės burtųsi, jungtųsi, kur jie leistų laiką, kur jiem būtų gera.
Ir šitas logotipas tikrai labai daug patvirtina, kaip dabar galbūt daugiau ne skruzdę akcentuoja, o apie bitę. Visada mūsų ir klebonas mėgsta sakyti, kad viena bitė netneša medaus pusę litro, viena bitė atneša mažą šaukštelį ir tą pusę šaukštelę. Tai lygiai tas pats ir su skruzdėlytėm, kurios dirba, neša ir jeigu nori sukurti bendruomenę, tą ir padaro. Tai manyčiau, čia visuose lygmenėse, lygiai taip pat ir mokykloje, lygiai taip pat ir bendruomenėje.